Sveiki visi, gerbiami žiūrovai. Dar kartą susirinkę į šį nuostabų renginį. Kai kurie veidai jau matyti, tai šioje antroje dalyje mes kalbėsime su mylima anglų kalbos mokytoja Jūra ir ją pristatys gausiais plojimais pasitikime Nojų Majauską. Sveiki dar kartelį, su kai kuriais jau matėmės per antrą pamoką, su kai kuriais tik dabar. Šiek tiek prieš pradedant pakartosiu informaciją, gal kai kam jinai nauja, tai ekrane vis karts nuo karto pamatysite slaido kodą, galėsite nuskanuoti QR kodą arba tiesiog per internetinę naršyklę prisijungti, įvesti neplepėk ir užduoti mokytojai klausimą. O dabar tai netempkim gumos ir labai prašau jūsų gausiais plojimais pasitikite mylimą mokinių anglų kalbos mokytoją Jūrą Žiaukienę. Sveiki, mokytoja. Labas. Girdit, mikrofonas gerai veikia? Girdit? Čia ne kabinetas, taip. Gerai, greičiau pradedu. Gerai. Pradėkime. Mes esame jūs matę Žalgirio arenoje, Žalgirio rungtynėse. Ar esate krepšinio fanė gal? Aš esu priversta būti fanė krepšinio, dėl to, kad šeimoje turiu 2 žmonės, kurie labai domisi krepšiniu. Tai aš esu praktiškai priversta. Bet šiaip taip, tai nėra mano sportas, bet esu fanė. Tai mokiniai ir mes domimės, kuris yra jūsų mėgstamiausias Žalgirio žaidėjas. Gerai, kad Žalgirio, nes jeigu būtumėt paklausę iš kitų komandų, tai būčiau pasimetus. Žalgirį ne, visą laiką mane Jankūnas žavėjo. Žavėjo tas derinys tarp sporto ir akademiškumo ir išsilavinimo, ta dermė tokia. O grožio prasme irgi Jankūnas gražiausias? Taip, vien ta šukuosena jo tokia itališka, paželinta truputėlį. Tai provokuoja. O tęsiant temą susijusiu su fiziniu visų aktyvumu, ar turite kokių nors hobių susijusių būtent su sportu? Gal turėjote, gal sportavote ką nors? Taip, kalbant apie hobius, iš tikrųjų jie yra įvairūs, ką mes laikysim hobių, ar laikysim kažkokių tai daiktų kolekcionavimų, ar veikla. Tai iš tikrųjų turbūt netgi jeigu šiaip apie hobius kalbant, tai visi tie mano hobiai, kokie yra jie buvę, tai yra susiję būtent su veikla. Su veikla, nes ir buvo ir rankinis, buvo ir fortepijono mokykla, buvo ir baseinas. Ir, aišku, turbūt viską vainikuoja tinklinis, jeigu taip kaip hobis būtų. Taip, tinklinis. Tinklinis žaisdavo tinklinį mokykloje ar iš kokią nors komandą, ar šiaip savo malonumui? Visaip. Aš esu žaidus ir už mokyklą tuo metu, kurioje mokiausi, nes tokia buvo labai, tikrai ne sporto mokykla buvo, bet labai, kai mes tada mokėmės, mums atrodė, kad mūsų mokykloje sustiprintas yra fizinis lavinimas, nes mes ten visas sporto šakas propagavom, gal kad mokytojai buvo skirtingi, bet be abejo, tai už mokyklą žaidžiau, paskui, taip jau sutapo, kad netgi teko patekti į Lietuvos rinktinę, tai tuom viskas ir baigėsi. Tai jau buvo rinktinė, vien tik tai rinktinė, Lietuvos rinktinė. O su rinktinė buvot išvažiavus gal į kokią nors kitą šalį, ar? Tai dabar sakysiu, tais laikais, 1900, bet tada mes dažniausiai, bet tais laikais patikėkit, keliauti po Tarybų sąjungą, tai buvo, žinokit, wow. Jau buvo wow ir tikrai daug miestų yra aplankyta, tikrai daug važinėjom, iš tikrųjų daug važinėjom, daug buvo pamokų praleistų ir buvo dėl toliai spragų ir gal dėl toliai aš dabar labai suprantu tuos mokinius, kurie aktyviai dalyvauja, nesvarbu ar sporte, ar šokiuose, ar muzikoje, tai tikrai yra tas toks pedagoginis supratimas manyje, kad tas užimtumas, ten kitos kompetencijos, bet jos geros, tas kompetencijos. Minėjote, kad daug keliavote, tai Taip. Mėgstate keliauti, kaip suprantu? Taip, vienas iš irgi hobių, aktyvių hobių, nes jie, kaip sakiau, dominuoja. Kokia yra jūsų mėgstamiausia, labiausiai įsiminus vieta, aplankyta šalis, miestas? Šiandien su kažkom kalbėjau apie tos tokius klausimus, kada kai klausiama,
kas Gal yra kelios? jausia, jo, labai sunku įvardinti, kas ta jausia, gražiausia, įdomiausia. Tai iš tikrųjų tikrai visi, kas keliaujat, visi žinot, kad kiekviena kelionė yra unikali. Yra ir, aišku, turbūt preferinu, supranta čia visi, skandinavų šalis. Jo, skandinavų šalis, man jos visą laiką. Bet tada su sportu aš nevažiavau. Čia vėlgi grįžtam prie hobių. Hobių keliavimas skandinavų šalis. Jos aplankytos, manyčiau, visos jau. O Skandinavijos šalyse, ta prasme, su palapinė keliaujate? Mes visaip keliaujam. Taip, mes tai čia aš kalbu šeima, vyras, draugai. Tai taip, toks aktyvus būna, vis tiek būna ir palapinės, būna ir nameliai, ir haikinimas po kalnus. Tai aktyvios atostogos. Jūs gal nelabai mėgstate tas, kur išverčiat pilvą Turkijoje ir gulit. Ar ir tokias patinka? Ne, tai čia vis tiek moteriški tokie dalykai mėgstu ir pagulėti. Bet jei reikėtų rinktis, kurias tas tokias? Aktyves, bet čia jau supraskit mane, sakysiu, kol kas. Kol kas mėgstu aktyves, kol dar galiu fiziškai. Supratau. Taip. Gerai, negalime pamiršti ir jūsų kitos svarbios gyvenimo dalies, kad esate mokytoja. Taip. Ir atsiprašau. Turime jums dar ir keletą su tuo susijusių klausimų. Tai vienas iš jų būtų, kad ar visada svarsite ir norėjote būti mokytoja, o gal nenorėjote? Kuo norėjote būti, kai buvote maža? Suprantu, dabar įdomesnis publikai klausimas būtų, sakyčiau, niekada negalvojau būti mokytoja, dar pailiustruoti kokiu nors pasakojimu kažkokiu. Tai. Bet dėja, aš turbūt, kiek atsimenu save šitoje srityje, aš visą laiką norėjau būti mokytoja ir tai nebuvo mano svajų svaja tapti mokytoja, bet visą laiką man mokytojo specialybė, profesija, tai buvo tokia profesija, kuri tave priverčia neatsilikti nuo gyvenimo. Ir tai gal dėl to ir yra ta pamatinė sąlyga, kodėl aš tapau tą mokytoją ir kadangi dabar dar vis esu, tai manyčiau kelias pasirinktas geras. Geras kelias. Geras, nežinau. Neklausk jų, čia visko gali būti. Gerai, šiaip labai įdomi jūsų istorija, nes dažnai iš mokytojų girdime, kad jie niekada neplanavo būti mokytojų, va tiesiog taip atsitiko ir tikrai kažkaip fainai girdėt, kad va pas jūs kitaip yra ir kad gal jūs net va tas požiūris, kad niekada nestojat gyvenime būdamas mokytojų, tikrai labai smagus ir aš manau, kad jis persiteikia ir per jūsų asmenybę. Kalbant apie asmenybę, kaip apibūdinumėt save 3 žodžiais? Nesu toks rinkinys kažkokių tai bruožų, labai tokių ryškių, bet gal dauguma nusteps, bet iš tikrųjų aš esu santūri. Taip, aišku, situacija priverčia elgtis atitinkamai, tiek pati specialybė mano, tiek vis tiek ir šeima yra, vaikai, didelė šeima. Tai gal kažkam ir atrodytų keista, bet šiaip tai iš tikrųjų, jeigu save vertint, aš esu santūri, esu tikrai pakankamai santūri, aš esu labai darbšti, esu labai sisteminga, kas kartais, žinokit, gerai gyvenime, bet kartais ir ne visai gerai. Tai va, gerai, santūri, darbšti ir turinti savitą humoro jausmą. Aš manau, labai geros savybės. Manau, aš asmeniškai taip manau. Gerai, šiek tiek irgi pakalbam apie mokyklą, vis tiek negalim pamiršti, tai turbūt daug laiko užtrunka taisyti įvairius mokinių rašinius, darbus. Ilgai taisot? Taip, ne. It depends on ką taisau. Bet taip, vis tiek pripažinkim, kad tai kaip mokytojas darbo dalis, tai iš tikrųjų tam reikia skirti laiko. Reikia, ypač kaip kalbos mokytojai, tai reikia. Tai gerai, šiam pavyzdžiui paimkime, tebūnie rašinėlius, sesijas, nesvarbu. Toks klausimas yra, ar yra koks nors įsiminęs juokingiausias mokinio rašinio pavadinimas? Gal tikrai toks įstrigę, gal diskutavot su kolegom? Ko juokėtės tam pačiu? Aš ne abiturientai mano juokėsi tikrai. Iš tikrųjų, rašinių pavadinimus, tai, nežinau, bent jau ne mano mokiniai rašo tos pavadinimus, aš jiems duodu tos pavadinimus, pagal kuriuos jie turėtų parašyti. Bet buvo vieną kartą toks atvejis,
kada tiesiog Lietuvoje buvo tokia situacija, kad buvo ruošiamas toksai svarstomas projektas pailginti mokslo metus, įdant sutrumpinant vasaros atostogas, kad tiesiog tėvai buvo tais laikais tokia problema, kad, ir dabar gal yra, kad ne visi tėvai turėdavo kaip užimti savo atžalas vasaros metu. Ilgos atostogos, ne visi tėvai gali leisti į stovyklas, ne visi turi senelius, močiutės, vienu žodžiu. O pas mane pamoka, tokia yra sistema, kad ateina mokiniai rašyti rašinio į pamoką ir jie nežino, kokia bus tema. Aš jiem parašau ant lentos ir jie įėję į kabinetą, jie mato, ką šiandien per 2 pamokas rašys. Ir ten buvo tipas Solutions to the Problem, tas tipas, ir buvo problema pristatyta Too Long Summer Holidays. Ir matytumėt mokinių veidus, kurie ateina į kabinetą ir mato ant lentos užrašytą problemą. Ir aš matau, kad jie neižvelgia, sako, kame ta problema, kad Too Long Summer Holidays. Jie nemato tos problemos, kame čia problema, o jie dar turės rašyti būdus, kaip išspręsti tą problemą. Tai vat atsimenu tą tokį, kad kaip mes mokytojas kartais parenkam tas temas ir nebūnam mokinių pozicijoje. Bet paskui išsidiskutavom, jie suprato tą problemą. Tektų meluoti apie tokią problemą, nes dabar tai turbūt dauguma norime ilgesnių atostogų. Taip, suprantama. Gerai, mokytoja, o kai mokiniai rašo rašinius, sunku jiem būna rasti sinonimus žodžiams. Ar pastebėt, pavyzdžiui, dažnai besikartoja žodžiai, ne? Įvairiai būna, kai kuriems mokiniams lengvai tie sinonimai kažkaip tai gimsta, o kai kuriems ir ChatGPT reikia, visai būna. Taip, ir suprantamai lietuvių kalboje taip yra. Gerai, mes turime jums užduotėlę, būtent susijusią su sinonimais. Taigi mums reikės vieno savanorio iš salės. Vienas savanoris ir yra, ateik. Žaisim tokį sinonimų žaidimą, synonym showdown. Duosim jums... And we will have to speak in English? And he is a native speaker, yeah? And he is a native speaker. Okay, nice to see. Taigi taip, jums reikės, duosiu žodį ir per, tebūnie 25 sekundės pasakyti kuo daugiau sinonimų tam duotam žodžiui. Aišku? Just spontaneously? Taip, on the spot. Okay, on the spot. Gerai. On the spot decision. Aš jums pasakysiu žodį ir paleisiu laiką. Perfect. Labai geras būdas patikrinti mokytojus. Gerai, žodis bus good. Just, I have to name, yeah? Good. Jo, Perfect. Well done. Well educated, maybe. Accomplished task, yeah. Good. Marvelous. Satisfying. Excellent. Ir laikas. Laikas. Tai turėjome, kiek suskaičiau, 6-7. Paplokit, mokytojai, paplokit. 6 lygtais buvo ir 7. Ką reiškia tik tai? Ne tik tai, sakau, 6 lyg. Okay. Gerai. Pasidalinkit mikrofonų su Arnu. Okay. Arnai, tavo žodis bus bad. Pradedam. Worse, wrong, or wrong, worse. Liko 3 sekundės. Viskas. Okay, relax. Ačiū, Arnai. Mokytojai įrodė, kad vis dėlto ne veltui yra anglų kalbos mokytojai. Gerai. Taip. Gerai, grįžtam prie klausimėlių. Turime to. Norit kažką pasakyti? Ne, įtampą pajutau. Gerai. Dauguma žmonių, mokytojų, visi turime kokį nors gyvenimo moto,
vertybės, pagal kurias gyvename, tai norėtume paklausti jūsų, koks yra jūsų gyvenimo moto, jeigu tokį turite. Nu kaip dabar mokytoja ir neturėsiu kažkokį vis. Šiaip buvau iš tų tokių mokinių, būtent pabrėžiu, kad kaip mokiausi, tai buvau iš tų tokių mokinių, kuri daug skaitydavau ir išsirašydavau tam tikras sentencijas būtent, posakius tam tikrus, kurie man paskui labai padėdavo rašyti rašinius ir, aišku, reikšti mintis. Tai tų tokių moto buvau prisirinkus, bet nesu iš tų tokių, kur jau labai vadovaučiaus. Gal mėgstu sakyti, kad tiesiog nelauk progos, o susikurk ją. Čia kaip moto turbūt nuskambėtų. Arba dar Mikė Pūkuotukas. Irgi, čia aišku, vaikų knyga, bet kadangi auginti 2 vaikai, tai atsimenu, irgi ten būdavo tų tokių gerų pasisakymų. Jeigu kas Mikė Pūkuotuką skaito ir netiksliai pacituosiu, tai sorry, nes tikrai taip neatsimenu. Bet ten buvo tokia, rytojaus nėra, aš patikrinau, atsikeli ir vėl šiandiena. Tai čia toks, irgi paslėptas moralas, ta hidden message tokia yra, kad, vis dėlto tas rytojus, jis prasideda šiandien. Ir labiau tokios nuovalkiotos frazės yra, kad, gyvenkime šią dieną. Tai irgi pritempiau prie tokio dar vieno moto savo. Gerai. Tai tikrai turite, ta prasme. Taip, minėjote, kad skaitėte daug knygų vaikystėje. Dabar skaitote dar vis knygas? Šiaip tai taip. Knygos, sportas, nors atrodo toks kontrastas, sportas, aktyvi veikla ir knygos, bet visą laiką tas mano toks poilsis, tikras, kai tas padripsojimas toksai, kai kalbam, tai iš tikrųjų tai yra be abejo su knyga. Ir knyga visada yra šalia mano lovos ir svetainiai, tai nereiškia, kad aš labai jau ten dažnai skaitau, bet visą laiką knyga lydi mane iš tikrųjų. Ir netgi nuo pat vaikystės, aš buvau tas vaikas, kur mano mama skaitė man knygas. Skaitė ir nežinau, ar jūs žinote, yra tokia nuostabi, drąsiai kalbu, nes nepamirštamas dalykas, Kosto Kobylinsko eiliuotų pasakų knyga. Ir tiesiog buvo agė, drugnagė, tinginė, riksnė, melagė, įlindėjo savo klėtį ir tingėjo net tingėti. Dabar galiu net pacituoti. Ir žinojau, kas tas klėtis ir kas ta atgrubnagė, viską aš žinojau. Tai nuo pat vaikystės ir mama bandydavo patrumpinti tas pasakas, skaitydama, kad jau greičiau čia būtų. Nepavykdavo jai patrumpinti, nes aš iš karto akis taip vaiko ir ten praleidai stulpelį. Tai nuo pat mažų dienų, skaitau. Tai būtų buvęs kitas klausimas, kokia yra jūsų mėgstamiausia ar labiausiai įsiminusi knyga, tai ir bus šita pasakų knyga. Taip išeina. Tai iš karto apie ją. Šiaip dar labai įspūdį yra palikę irgi, dabar aš net nežinau, gal yra ir jūsų programoje, o gal ir 5-8 klasių programose yra Viljamo Goldingo Musių valdovas. Yra tokia knyga. Taip, aš skaičiau. Ir aš ją skaičiau programinę knygą ir tada aš ją vienaip žiūrėjau. Ir kadangi aš studijavau, man reikėjo studijuoti vaikų literatūrą, tai aš būdama ir studentė vėl buvau priversta tą knygą skaityti. Aš aišku ją visai kitaip skaičiau, bet sukrėtimas toks, kad netgi vardinčiau kaip vieną įsimintiniausių, tą Musių valdovas. Tokia sukrečianti jinai man labai buvo. Aš irgi ją skaičiau, man irgi pabaigoje tokia žiauri atrodė ten tie vaikai kažkokie. Pirma taip lyg faini, o po to jau. Tai va. Tęsiant temą šiek tiek apie tą vaikystę, kadangi pradėjom, gal yra koks nors vaikystės įvykis ar pokštas įvykęs, pirmoji meilė kokia nors, kurią pasidalint galėtumėt? Įsimintiniausias. Ką atsimenat jo? Aišku, norėtųsi tokių, čia jums pateikti, kad tikrai būtų smagu klausyti. Tai jūs sakykit, kaip jums atrodo viskas gerai. Šiaip, man jisai smagus, nes ir labai keista iš tikrųjų, bet jeigu klausimų į klausimą atsakyčiau ir kreipčiausi publiką, kokio amžiaus save atsimenat, kai, jauniausias, koks jūsų amžius, kai jūs save atsimenat, kiek jums ten metų buvo, 1 metukai, 2, 3, 4,
Tai aš save atsimenu 2 metų, keista, dabar aš negaliu patikėti, bet kadangi tikrai tai buvo. Aš, pavyzdžiui, labai atsimenu savo tėčio grįžimą iš kariuomenės. Nes aš, kai gimiau, tėtis buvo išėjęs į kariuomenę. Ir aš pirmą kartą savo tėtį pamačiau, būdama 2 metų, jis grįžo iš kariuomenės. Tai va tas kareivis su kareiviška apranga, jisai šiaurėje tarnavo Archangelsko srity, bet visą laiką, kai atsimenu šitą atvejį, toks juokas paima, vis tiek aš buvau jau mergaičiukė, aš atsimenu, kokius jūs man batukus parvežė gražius, tokius, ir, va dabar taip juokinga, nes, tada atrodė, kad... Bet čia normalu, visi nori tokių daiktų. Taip. Paskui labai tokį liūdną atsiminimą turiu. Mano pats pirmas pet šuniukas buvo angliukas. Įsivaizduojat, koks džiugesys mergaitėje turėti mažą juodą šuniuką. Ir visiškai tikrai netyčia, tikrai nieko blogo nenorėdami. Mano 2 pusbroliai tą šuniuką pakorė. Bet, jie tiesiog ant sofos ten žaidė su juo, pririšė jį prie rankenos lango rankenos ir jie ten kažką pamatė pro langą, jie lėkė į lauką ir tas šuniukas, jisai paskui juos ir jisai... dėja pasikorė. Šeštadienio pamokas, jūs galit patikėti, kad mes šeštadienį mokyklą eidavom. Tai, kaip neatsimint tokių dalykų iš vaikystės, šeštadienį. Aišku, tėvam meluodavau, kad visos 7 pamokos, kad labai ilgai būsiu gimnazijoje, nes šeštadienis namuose būdavo namų tvarkymo diena. Tai eidavau ratais per visą rajoną, kad tik tai kuo ilgiau grįžt, kad tik tai nereiktų siurbliuoti, ten dulkes valyti. Tai tokie mano atsiminimai. Aišku, jie nėra gal linksmi, bet, kad jau klausėt, tai... Kai kurie linksmi, su šuniuku šokiruojantis. Taip. Bet šiaip viskas gerai. Gerai, paskutinė, man atrodo, užduotėlė bus susijusi irgi su šiek tiek ta vaikystės tema. Tai ekrane pamatysite sąrašą ir jums reikės... Sąrašą. Tokį sąrašą. Turime mokomuosius dalykus, čia vadovėliai. Yra S raidė, pats geriausias, mėgstamiausias jūsų dalykas. Čia S, jo. Ir D raidė, nemėgstamiausias jūsų mokomasis dalykas. Tai pirmas yra matematika. ABCD, tai jau čia taip. Mėgstamiausias yra S, taip, nemėgstamiausias D, visi kiti, tai čia. Tebūnie geras, neblogas, blogas, labai blogas. Taip. Tai matematika. Patiko jums matematika, patinka? Pats labiausiai patikęs dalykas, nes geriausias matematika. Tai matematika į S dedam, taip? Tai padės, viskas gerai. Anglų kalba. Mokytojas dėka irgi buvo mėgstamiausias. Gerai, toliau yra lietuvių kalba. A. Lietuvių kalba A. Kodėl? Nesisekė? Ne, tai aš kadangi daug laiko leisdavau mokantis matematikos, aš jau išėjus iš mokyklos, aš eidama namo jau spręsdavau mintyse uždavinius, tai lietuvių kalba tikrai nenurungso, o lietuvių kalba, sakau, kadangi daug skaičiau, tai ir sekėsi labai gerai. Gerai. Toliau yra chemija. D. Nemėgo chemijos? Ne, aš tiesiog jos nesupratau. Ne, jeigu kalbant apie tuos laikus, tai tada aš tikrai nesupratau. Dabar aš kitaip galvočiau. Bet čia mokiniai. Toliau yra dailė. Dailė, architektūra, Nes vis tiek mano pirmoji ir specialybė yra susijusi netgi su dailė šiek tiek. Tai architektūra buvo viena iš mano, irgi planas B buvo, kur studijuoti. Supratau. Gerai, toliau yra fizika. Net fotone dalyvavau, bet C paimkim. Nes buvo toks konkursas fotonas, nežinau, fizikų čia yra, gal ir dabar yra toksai konkursas fotonas, jis taip ir vadinasi. Jeigu dalyvavau už gimnaziją, tai jau D nebus. Gerai. Toliau yra čia muzika. Jo. Bandau atsiminti tą muziką mokykloje. Tai dainuodavau, chore dainavau. Tai, gerai, B, kad būtų kas nors B. Muzika B. Kas ten valdo? Istorija yra. O su istorija, tai čia turėčiau daugiau ką pakalbėti apie istoriją. Gal turit kokį klausimą apie istoriją? Tai galit papasakot, kas yra su istorija, kažkokia įdomi jūsų santykiai su istorija?
Ne, žinokit, tikrai, galiu pasakyti, kad turbūt vienas iš tų dalykų, kurių dabar gailiuosi, kad per mažai mokiausi. Būtent istorijos. Nes, čia aišku, su metais tu pajunti, kad ta istorija, jinai yra įamžinta ir dailėje, ir literatūroje, ir architektūroje. Istorija netgi yra įamžinta ir žmogaus mąstyme. Ir man asmeniškai to istorinio raštingumo, tai netgi, sakyčiau, ir trūksta. Bet tai, kad būtų kas nors tada kažkaip paskatinę tos istorijos. Tai šiek tiek gailitės dabar. Taip, būtent dėl istorijos, antroji vietoje toks gailestis būtų gal geografija irgi, nes, aišku, tas pats istorijas, tai nėra mokslas, kad būtų chemija, fizika, matematika. Man istorija tiesiog yra išprusimas žmogaus, tai tikrai, kiek galiu pamotyvuoti, painspiruoti, žinokit, reikia tos istorijos, tikrai dėl pačio mąstymo žmogaus. Tai istorija, nežinau, imkim tada viduriuką. Gerai, ir toliau yra geografija. Tai irgi B, tada irgi bus B. Tenais biologija tenais yra. Oi, labai sunku buvo biologija. Bet labai mokiausi, nežinau kodėl mokiausi A. Biologija A, tuomet... Šag za šagam. Jo, rusų kalba. Gučka, gaf, atsimenu po šiai dienai. Okei. Tais laikais rusų kalba buvo kaip anglų kalba. Taip. Žinokit, ir egzaminas laikytas A. Rusų kalba A ir paskutinis yra fizinis ugdymas, kūno kultūra. Taip, kadangi, sakau, žaista už mokyklą visas sporto šakas, turbūt ir plaukiau, ir rankinį žaidžiau už mokyklą, imam C. S. Laidai, viskas gerai. Gerai, ačiū Jums, mokytoja. Paplokit mokytojai. Žino dabar jos... Kas nors nufotografuokit, kad atsiminčiau. Žinot jos mėgstamiausius dalykus - matematiką, anglų, dailę ir fizinį ugdymą. Kokie kontrastai gerai. Gerai. Tokia esu. Turime tokį šiek tiek gal išmušantį klausimą. Malonu. Sausi pusryčiai. Pirma pienas ar dribsniai tie? Sausi pusryčiai. Čia iš salės klausimas toksai. Sausi pusryčiai ir pienas. Kas pirmas? Pilasi. Į bliduką. Na, aš galvoju, ką aš darau. Aš nevalgau sausi pusryčių, bet... Sausi pusryčiai. Bandau atsiminti, kaip jeigu jau tekdavo taip valgyti, tai... Dar. Tai ką pirmą piltumėt? Ar sausus pusryčius? Sausus pusryčius. Supratau. Gerai. Nežinau, kodėl. Turit gal mėgstamiausią patiekalą? Ne. O gal Čia taip negalima. Ne, viskas gerai, suprantu. Varškės, nykštukas, surelis. Kokiu atsakymu čia jums reikia? O gal kokia nors virtuvė labiausiai patinka, nežinau, itališka? Mano namų. Irgi labai gerai. Man šitą, žinokit, irgi mėgstamiausia. Mamos namų virtuvė, mamos restoranas yra pats geriausias. Patikimiausias dar gali būti. Dar yra ir keletas mokinių klausimų, kuriuos sužinojome šiek tiek eidami ir filmuodami video, rodami. Vienas iš jų yra, kas jums labiau prie širdies, katės ar šunys? Tikrai šunis. Tikrai šunis, nes, taip, mano angliukas nuo to ir prasidėjo, nuo to šuniuko iš tikrųjų. Šiaip nesusimašiau, bet gal tai tikrai ta priežastis, kodėl po šiai dienai neturiu, ne tai, kad gyvio kažkokio tai, bet būtent šuniuko, nes iš tikrųjų šunis mūsų šeima labai myli. Netgi drąsiai galiu sakyti, dukra neleis meluot, kad mes netgi kartais ir šunų prieglaudą važiuojam ir vedžiojam tos šunis. Mano pati dukra buvo handlerė ilgus metus ir tie šunys visą laiką yra mūsų gyvenime, bet gal tos, atsakomybės. Aišku, mes, esam gyvių ir, tos mirtis tų gyvių yra tokios liūdnos, kad nenoriu. Bet šiaip šuo. Katė, ne. Gerai. Dar vienas mokinių klausimas. Vairuojate, taip? Nežinau, ar klaustate, ar jei nevairuojate.
Vairuoju. O čia kaip bus? Domisi mokiniai, iš kelinto karto išsilaikėte vairavimo teisės, nes dabar... Norėtumėt iš pirmo. Puikiai, nes dabar, kaip jūs turbūt irgi girdit, kad ten 8-10 kartas jaudinasi. Ne, aišku, gal bet kaip aš laikais laikiau, kitaip. ne, bet vis tiek buvo sunku išsilaikyti tas teises, tikrai buvo sunku ir nemanau, kad tiesiog, aišku, lankydavau, vairuodavau ir atsimenu, kad instruktorius labai neleisdavo važiuoti su vyro mašina praktikuotis. Nors aš iš tikrųjų teises išlaikius, tai ten taip, jums nežinau, kiek jūs suprasit, nes mes mokykloje, aš kaip mokiausi mokykloje, tai pas mus dalykas buvo automobilizmas. Ir mes teises, būtent išsilaikydavom praktiškai visą klasę, mes turėjom tokį dalyką ir mes mokėmės. Ir mes visi mokykloje, visą klasę mes išsilaikėm, bet mums ten net ir su kažkodėl tai sunkvežimiais reikėdavo važiuoti, gal ten tos kategorijos būdavo teisių, nežinau. Bet man čia sekėsi. Tai sunkvežimį vairuot būtų nebėda, kaip suprantu. Ir autobusą. Ir autobusą. Ne, jokai, aš neturiu tos kategorijos, bet manau, kad I will manage. Bet jeigu reikėtų, pavyktų. Supratau. Dar šiek tiek prie tų nuotykių kelionių. Vis tiek esate ir klasių auklėtoja. Gal yra kokia nors akimirka, kelionė įsiminusi su auklėtiniais? Aišku, žiūriu dabar ir dabartinius auklėtinius. Taip, esu iš tų auklėtojų, kuri nevengia organizuoti keliones, išvykas, pasibuvimus visokius. Ir, be abejo, turbūt vėl bus tas atvejis, kada tikrai tą vieną labai sunku įvardinti, bet aš netgi kitaip pasakyčiau, kad dar tokios labiausiai įsimintinos gal dar nebuvo, bet tai nereiškia, kad nebus. Nes mes dar ruošiamės keliauti su vaikais daug, tai dar tokios nebuvo. Aš dar laukiu. Ir tai auklėtiniams iš karto tokia įžvalga, kad tų kelionių dar bus. Ir gal ir bus ta pati smagiausia. Šiaip paskutinė labai buvo smagi, į Energylandiją važiavom, tai viena iš tų. Mėgstat, kaip čia, amerikietiškus kalnelius? Taip. Irgi važiavot nuo to aukščiausio juodo Lenkijoje, ten Energylandijoj? Ne, bet aš nebūtinai su klase, aš važinėju su draugais, su savo vaikais, tai esu išbandžius tokių, kur net ir gailėjausi, kad lipau tenai. O šiaip tie visi ekstremalūs dalykai, ekstremalūs sportai, įdomu jums ar nelabai? Ne, iš tikrųjų, nes kažkaip vis tiek neramu. Man visą laiką saugiau ir žemę po kojom jausti, tai tų tokių ekstremalių sportų, visokių, ne. Parašiutų nešoktumėte? Ne. Bet tai jau labiau, kad su akiniais, ką aš ten matyčiau be akinių iš viršaus. Aš ir apie tai pagalvoju. Irgi viena pusė. Šiek tiek prie tų grįžtant irgi ekskursijų. Dabar toks klausimas jums. Įsivaizduokit, mokiniai neapsisprendžia, kur eiti. Ar į Hesburger greito maisto restoraną, ar į McDonald's greito maisto. I don't care, kur norite gulėti. Bet jūs privalot pasirinkti. Nuo jūsų priklauso visos pasirinkimas. Kurį jūs rinktumėte? Kokie du variantai? Hesburgeris ir McDonald's. McDonald's turbūt. Net dabar reiktų pagrysti ir nežinau, nes iš tikrųjų... Fainiau tiesiog. Ar ne? Greičiausiai. Ne, sunku čia labai greitai atsakyti, nes... Gerai, turime jums paskutinį mūsų paruoštą klausimą. Tai jeigu turėtumėte galimybę atsukti laiką atgal, ar ką nors keistumėte savo gyvenime? Šiaip ko neišmokau gyvenime, sakyčiau, apie tas pamokas, tai turbūt, vėlgi, sakysit, kad kažkur girdėjot tokį pasakymą, bet, jeigu žmonės tai kartoja, vadinasi, tai yra tiesa, kad niekaip neišmokstu džiaugtis smulkiais dalykais, mažais dalykais. Niekaip neišmokstu, nors suprantu, kad tai yra, gal netgi irgi vienas iš gyvenimo moto galėtų būti ir jaučiuosi visą laiką besimokanti. Tai nežinau, ar čia tai galima pakeisti ir kas man padėtų. Nes iš tikrųjų tikrai tų klaidų gyvenime daug nepridarytų yra, tai, bet tiesiog, sakau, jeigu taip grįžtai, stengčiaus
labiau džiaugtis tais artimais dalykais, kad ir mažais dalykais, tie, kurie yra čia, o ne kažkur tai toli ir sunkiai pasiekiami. Supratau. Ačiū už atsakymą. Taip, laukiu dar publikos klausimų. Tai vienas iš klausimų yra, koks geriausias atmazas, tai parašyta, nepadarius namų darbų. Kokį sakytumėt, aš pabaigsiu, kokį sakytumėt, jei pati būtumėt mokinys? Atmazas. Pasiteisinimas. Gal tiesiog, nes vis tiek tu turi parodyti mokytojai, kad pastangos buvo dėtos, kažkaip tai. Tai gal sakyčiau, kad tikrai, kaip aš mėgstu sakyti, namiškiai nemeluos, tikrai stengiausi visaip save inspiruoti, užmotyvuoti. Ne ta diena buvo. Aišku, kai pasakai mokytojai ne tas vakaras, tai tada pasakytų, tai kur anksčiau buvai. Tai gerai sakyčiau, ne vieną kartą bandžiau, niekaip. Sakot veikt, o ant jūsų veikia toksai mokinių pasakymas? Šiaip tai iš tikrųjų toks atmazas, jisai mokytojai, kaip ir parodo, jeigu tikėt mokiniu. O aš kadangi esu tokia pedagogiškai pozityvi, tai yra tikinti mokiniais, tai gal ir patikėčiau, kad bent jau bandė. Nes žinom puikiai, kad net nebandom kartais tų namų darbų daryti. Tai čia jau bent jau parodys mokinys, kad bandė. Tai yra aš. Gerai. Taip, gerai, aišku. Toliau dar publika turim klausimą, ar žiūrit televizijos laidą Farai? Kaunas, Partizanų gatvė, bendrabutis numeris toks ir toks. Ir vieną kartą bežiūrint, sako, Kaunas, autobusų stoties rajonas, Trakų gatvė ir mes šeimyną visą, nes mes ir gyvenam Trakų gatvėje. Tai žiūrim iš tikrųjų šitą laidą, bet labai for fun tiesiog, nes tai labai komentatorius patinka. Yra toliau klausimas, gal yra kokia nors mėgstamiausia serija? Ai, ne, taip nepasakysiu, nes iš tikrųjų specialiai tos laidos tikrai neatsisuku, nežiūriu specialiai, bet kadangi ją rodo plius minus vakarienės metu, tai akį užmetat. Užmetam ir visą laiką komentuojam šeimą ir visą laiką juokiamės labai. Dar mokiniai domisi, ar specialiai susodinate klasiokus, kuriuos šipina kartu. Ta prasme, sako žmonės, kad jie turėtų būti pora. Klasiokus, aš savo mokinius. Jo, mokinius. Žinokit, žiauriai geras klausimas, nes iš tikrųjų niekada nepagalvojau, tai vadinasi, to nedarau. Kad būtų kartu. Aš esu paprašyta. Gal darot, jeigu ne vieną kartą esu paprašyta tai padaryti, jos ar jo esu paprašyta, kad susodinti, kad užduotis duoti, nes pas mane kas mokosi, žinot, kad dažnai porose duodu veiklas įvairias. Tai aš esu paprašyta. Pati, specialiai to nedarau, specialiai. Nebent sakau, jeigu paprašo. Nebent pasiprašo. Taip, kodėlgi ne. Taip, daug turiu porų, kurie baigė mokyklą ir priežastis artimiau bendrauti, pasirodo, buvo anglų kalbos pamokos. Gerai. Tuomet publika kažkodėl labai domėsi apie policiją. Klausė, ar teko būti policijos nuovadai, ar sustabdyti policijos? Jausmas, kad kažkas kažką žino ir dabar negalėsiu meluoti. Taip, yra buvę ir aš esu buvus, bet žinokit, per mokinius. Kiek aš esu buvus policijoje, kiek tokių pokalbių su policija, kelių policija ir Žaliakalnio policijos, iškrito žodis, poskyryje. Tai yra tekę būti visą laiką dėl mokinių, nes vienas atvejis buvo, kada policija aš skubėjau beje į diskoteką, buvo šitoj salėje organizuojama diskoteka ir aš kaip auklėtoja turėjau budėti
Ir mane sustabdo pravažiavus pro geltoną šviesą ir jau sėdžiu visa škalta. Prieina policininkas, atsidarau langą, diržas užsektas, viskas gerai. Nu ir mane pasikviečia į savo mašiną, žinot kodėl, viską žinau, aš kalta. Sako, kur dirbate? Sakau, Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje. Ir tada tokia pauzė tarp policininkų, jie matau priekyje susižvalgo, tada supakuoja mano visus dokumentus, atiduoda man ir sako, žinokite, ten mokosi mano sūnus Jonas. Aš net neįsivaizduoju, kas tas Jonas, bet čia tas buvo labai senai, dabar neasocijuokit. Viskas tvarkoja, mane paleidžia, aš važiuoju, kas tas Jonas, galvoju. Po kokios savaitės, tik tai kitoj sankryžoj, vėl aš pravažiuoju pro geltoną šviesą, vėl mane sustabdo, vėl aš kalta, vėl prieina policininkas ir toks tekstas iš policininkų. Tai ponia mokytoja, vis dar spalvų neskiriate. Tai pasirodo antrą kartą tas pats policininkas, bet žinokit, išliko visam gyvenimui, vat kokio reikia tokio sukrėtimo ir nepatogumo tos situacijos, kad visą gyvenimą atsimintum, niekada dabar per geltoną nevažiuoju. Aišku, dabar yra kameros, dabar jau kitaip truputėlį yra. Tai vat jau bent jau vieną tokį atsimenu. O tai antrą kartą pavyko išsisukti, ar jau gavot baudą? Negavau baudos, aš ir antrą kartą negavau, ir pirmą kartą, ir antrą kartą negavau. Bet, sakau, labai gera pamoka. Tai yra pliusų? Taip. Gerai. Gerai, mokytoja, tiek turime jums klausimų, nepabėkit. Mūsų partneriai jums turi dovanų. Turime jums dovanų iš mūsų partnerių High Labs, kad namai būtų ir priemonės švaresnės. Ir šiaip iš BBR maikutė dovanų ir kitos dovanos. Ačiū mokytojai. Ačiū už palaikymą, nes puikiai suprantat, kad tai nėra rutininis veiksmas. Esu dalyvavus panašiuose pokalbių šou, bet tikrai tai nėra kabinetas, tai nėra mano butas, kur visai kitaip. Bet šiaip tai labai ačiū organizatoriams, nes iš tikrųjų, taip kartais pamastyti apie save, atsakyti tam tikrus klausimus, jūsų klausimus, iš tikrųjų tai yra ir naudinga. Ir naudinga, ir džiugu, ir tikrai ačiū, tikiuosi čia bent jau didelė dalis atėjus ne tam, kad išeiti iš tam tikro dalyko pamokos, bet tiesiog gerai praleisti laiką. Aš tai praleidau super, ačiū nuo Europos. Ačiū Jums, mokytoja, paplokit, mokytoja. Aš noriu dar padėkoti mūsų viso šito renginio partneriams. Noriu padėkoti Flashdance už paskolintus fotelius, Konica Minolta už nuostabius plakatus, bbr.lt už marškinėlius komandai ir dovanas mūsų mokytojams, Simonas Productions už nuostabų renginio filmavimą ir Pixel Rent už filmavimo įrangą. Taip pat didelį ačiū turiu savo komandos nariams, Linui už fotografavimą, Simonui už filmavimą, Martynui už pristatymą ir pagalbą ruošiantis, Kornelijai, Arnui už renginio tvarkos palaikymą, Vakariai ir Aistei už kūrybinį procesą ir organizavimą, Gustui už muziką. Taip pat didelį ačiū tariu ir pavaduotojai Linai Šapkauskienei už patarimus, pagalbą. Ir dar didesnis ačiū yra mūsų mokytojams Richardui Venskūnui ir Jūrai Žiaukienei už tai, kad sutiko su mumis paplepėti. Ir paskutinis ačiū yra jums, kad buvote čia, palaikėte, paklausėte. Ačiū jums ir gražių švenčių.